susitikinėjimų strategijos – žvejyba. Iki maždaug 18-19 metų nesusilaukiau praktiškai jokio dėmesio iš merginų. Vėlai subrendau. Na, bet bent jau turėjau gražią ir spalvingą vaikystę, ko negalėčiau pasakyti apie dabartinį jaunimą. Taigi, kai buvo 18-19 metų, pradėjau bendrauti su merginom ir tai buvo, kad vienu metu bendravau ir su 7 ar net daugiau merginų. Ryte atsikėlęs, atrašydavau visom, labas rytas, kaip sekas ir panašiai, bendraudavau, tačiau einant dienai, darant kitas įvairias veiklas, einant susitikti su tom pačiom merginom, ar tiesiog pramogaujant, ar dirbant, ar kažką kito veikiant, nebeužtekdavo laiko atrašyti visom, pokalbiai tapdavo labai lėti, tai tiesiog pradėdavo ignoruoti 1, 2, 3, 4. Ir taip iki tol, kol iš esmės likdavo tik 1 ar 2, kurios man iš tikrųjų patiko. Dienai einant į pabaigą, atsiradus daugiau laiko ar atsigulus į lovą, atrašydavau tom, kurios būdavo užmirštos, labanakt, viso gero ir rytoj vėl tas pats. Ar taip elgtis moralu ir teisinga, ar aš rekomenduoju taip daryti? Ne, nerekomenduoju, nes tai yra nesąžininga tų merginų, kuriom tu iš esmės neturi jokios traukos atžvilgių, ar tai neturi jokių planų su jom, tu tiesiog iš esmės vedžioji jas už nosies. Ir lygiai taip pat nėra labai gerai to merginom, kurios iš tikrųjų tau patinka, nes tada tavo skiriamas dėmesys jisai yra išblaškytas, jisai nėra sukoncentruotas. Tačiau tai yra geras būdas ieškoti antros pusės, kada tavo seksualinė vertė rinkoje yra ganėtinai žema. Pažinčių appsai šį susitikinėjimo metodą padarė praktiškai vieną iš pagrindinių ir labiausiai prieinamą masėms ir iš esmės tai tapo pačiu pagrindiniu antros pusės paieškų šaltiniu, Tinderis ar panašiai. Kaip ir minėjau praeitam video, kada tu žvejoji, tai tu arba užmeti jauką į vandenį, arba tu užmeti tinklą ir tu nesifokusuoji į vieną kažkokį išskirtinį laimikį. Tu turi savo prioritetus, tu žinai, kas tau patinka, tu žinai, ko tu norėtum. Tačiau mesdamas tinklą, tu tikiesi geriausio. Ištraukęs tinklą iš vandens, renkiesi iš to, kas tau užkibo, ką tu pagavai. Tai, besirinkdamas matai, kad vienos žuvys tau negražios, nepatinka, kitos žuvys paikos, tu su jom nenori turėti nieko bendro, o trečios žiūri, kad iš vis tai ne žuvys, kažkokios šakos, batai, maurai ar kitokie dalykai, ko tu nenori. Tačiau viskas, ką tu ištrauki, tavęs nori. Kitaip tariant, tu renkiesi iš daugelio kitų vaikinų ar merginų to, kam tu jau patinki. Parsisiunti Tinderį ar kažkokį kitą susitikinėjimo appsą, įsikeli savo kelias gražiausias, geriausias nuotraukas, pasirašai savo įdomų arba, jeigu nesi įdomus, tai bent jau juokingą bio ir kaip pamišęs brauki į dešinę, tikėdamasis geriausio. Tikėdamasis, kad tau užkips tai, kas tau patiks. Tai yra labai praktiškas būdas, ypatingai šiandieniniai visuomenė, šiandieniniais laikais, kada visi visur skuba, kada iš esmės niekas niekur neina susipažinti su nepažįstamai žmonėm. Tai yra pats populiariausias ir lengviausias būdas ieškoti antros pusės. Tačiau, kaip ir medžioklėje, tai turi savų minusų. Šito metodu labai dažnai gali pagauti catfish, tą vadinamą šamą. Tai mergina ar vaikina, kuris keliasi savo geriausias nuotraukas, ką darai ir tu, tai iš esmės rodo tik savo fasadą, tai kas galėtų tau patikti. Tačiau susitikus gyvai, tu pamatai, kad tas vaikinas arba ta mergina gerokai yra per stambus, nei atrodė per nuotraukas, arba atrodo visiškai kitaip, nei atrodė per nuotraukas, o galų galiausiai kitą dieną, jeigu neduok dieve pamatai be makiažo, supranti, kad wow, čia kitas žmogus. Taip pat šito metodu gali kilti įvairių nesusipratimų, įvairių nesąmonių. Tarp kitko yra daug žmonių, kas buvo apgauti, kas buvo apvogti ir panašiai. Ypatingai Azijos šalyse moterys, merginos naudoja šitą strategiją kartu su nusikaltėliais, kada įvilioja vienišus vyrus, kurie iš esmės nori tiesiog permiegoti su merginom arba su jom susitikti ir juos apvagia, apiplėšia ir įvairiausių kitų dalykų būna. Lietuvoje taip rečiau pasitaiko, tačiau taip. Ir tu gali būti apgautas, gali būti apmeluotas ir tiesiog, bus nesmagi situacija. Ši antros pusės paieškos strategija veikia labai gerai, kada tavo seksualinė rinkos vertė yra ganėtinai žema. Tai yra, tu esi labai jaunas, nesi išvaizdus, neturi statuso, neturi gero fizinio kūno, negeneruoji gerų pajamų ir taip toliau. Iš esmės, kas moderniais laikais vadinasi aukštos vertės vyras. Tačiau, kylant tavo vertei, tavęs pradeda norėti vis daugiau ir daugiau žuvų.
Ir tada galbūt atsiranda laikas pagalvoti, kad reikėtų pradėti medžioklę. Apie tai pakalbėsiu kitam video. Nesuprask manęs klaidingai, nieko blogo nėra su žvejyba. Daugelis žmonių taip suranda savo antras pusės, susilaukia vaikų ir gyvena laimingai. Tačiau šiuo metodu tu turi pereiti labai daug skirtingų laimikių, iki kol surandi tą savą, vienintelį. Baigta.